Sveiki! Šiandien mūsų laidoje gyvai iš studijos svečiuojasi Viktorija Vaitkevič. Labas. Ir ji yra socialinių tinklų ir marketingo ekspertė. Visiems labai gerai žinoma, kaip dirba Mamos įkūrėja. Ir šiuo metu kaip tik savo gyvenime vykdanti tam tikras transformacijas. Taip pat ir žinoma versle. Tai papasakok, Viktorija, mūsų žiūrovams apie save. Žinai, net kai galvoju, kaip prisistatyti, tai pirmiausia, tai 3 vaikų mama. Būtinai. Žmogus, orkestras. Nesu ta, kuri prisiriša prie vienos veiklos, jų visuomet turiu labai labai daug. Tai dabar šiuo metu 3 ar 4, ne taip, kad tai vienas verslas, yra ir skirtingų veiklų, bet ir vienas verslas dažniausiai pas mane išsišakoja į tam tikrus kelius. Tai idėjinis žmogus mane vadino taip, vakar gavau net tokią pastabą, kad aš tam tikras ChatGPT, nes gaunu kažkokį klausimą, man iš karto susigeneruoja idėjas ir tam tikri atsakymai. Tai ir žmogus transformacija, matyt. Tikrai, kiek tave pažįstu, tai tikrai idėjų generatorius. Ačiū labai. Taip, kas gaunasi, tas gaunasi iš tikrųjų. Svarbiausia, žinai, susifokusuoti, dažnai reikėtų prie savo idėjų, bet dirbant su žmonėmis, tai tos idėjas generuoja ir kitiems. Taip. Tu pradėjai kaip socialinių tinklų ekspertė, kaip marketingo ekspertė, ar ne, socialiniai erdvei. Kaip tau visą tai sekėsi ir kiek tu metų tą dirbai? Aš iki savo socialinių tinklų sukūrimo dar 5 metus dirbau įmonėse, savarankiškai vėliau administravau socialinius tinklus, labai daug mokiausi ir vėliau, kai sukūrė Mamų darbo biržą, supratau, kad trūksta man vienos veiklos, tiesiog trūksta, reikia dar man kažko, nes jau supratau, kad neišpildau visai savęs ir sukūriau Instagramą ir supratau, kad ką aš geriausiai moku, tai marketingą ir pradėjau apie tai kalbėti, dalintis, kaip man sekėsi, labai gerai sekėsi. Ir dabar, žinai, visi sukioja pirštų, sako, ką tu išprotėjai, tai tau taip fainai buvo, tau taip saugu buvo, ten toks uždarbis buvo, o tu dabar viską keiti. Sakau, taip, keičiu. Ir kaip man sekėsi, tai per 2 metus mano mokymus vien pasižiūrėjo virš 2000 žmonių, tiek konsultacijų, tiek daug naujų sekėjų, tiek daug projektų. Labai labai viskas gerai buvo. Buvo viskas gerai, iki kol man tapo pačiai blogai. Tai todėl tu netgi ir dabar savo Instagramo ir Facebooko, man atrodo, profilio pavadinimus netgi pasikeitė. Jau nebe Mamų darbo birža, nebedirba mamos, bet tiesiog vardas pavardė, ar ne? Taip, tai užvakar pakeičiau iš dirba mamos į Viktoriją Voi dabar. O Mamų darbo biržą taip palikau dar ir bus taip, viskas ten bus kaip ir seniau, nes tai ten nėra taip suasmeninta, kad tai aš. Čia tiesiog kaip ir platforma mamoms. O savo Instagramą aš norėjau labiau vystyti kaip asmeninį prekės ženklą ir palikti savo vardą ir pavardę. Nes supratau, kad aš negaliu prisirišti prie kažko vieno, prie vienos veiklos, kad aš keisiuos. Ir gyvenimas yra ta kelionė, kai mes turime evoliucionuoti, eiti į priekį, keisti dalykus, o ne stovėti vienoj baloj, taip sako. Ir ten pliuškentis, nors tau jau senokai nefaina ir jauti, kad smirda tas vanduo. Ir man viena pažįstama gerai pasakė, Viktorija, tu net tvenkiniais, nestovintis vanduo, tu tekanti upė. Ir ta mintis buvo taip, aš tekanti upė. Ir man iš karto, aš jau senokai galvojau pakeisti ir pavadinimą, aš jau senokai galvojau viską taip keisti. Tas senokai tai 5 metų. Ta transformacija vyksta ir man atrodo, kad viskas, aš šiandien atsikėliau, tarsi viskas gerai jau. Kitą dieną ir vėl žiūriu, blemba, vis transformuojasi. Matyti viskas. Visi tos transformacijos, jos nėra taip, kad per vieną dieną ir viskas gerai. Tai kas buvo tas lemtingas, koks buvo tas lemtingas žingsnis, kad jau sakai viskas, dabar jau čia socialinė erdvė, visa marketingas iš šona ir aš imuosi
O pakalbėsim, ko įmiesi toliau. Žinai, lemtingas žingsnis, galbūt viskas prasidėjo dar gegužės mėnesį, kai aš jau turėjau įrašinėti Instagramo mokymus pagal 2024 metų tendencijas ir aš suprantu kažkaip, kad aš vis per save lipu. Aš pradžioje pardavimus padariau, pardavimai buvo ir vėlgi grandioziniai, labai mane patenkė, bet man tas atidėliojimas, kada įrašyti, tos medžiagos surinkimas, skaidrių, aš jau jaučiau, kad nėra tos ugnelės, jos nėra, jinai dingo, kaip prieš tai aš tam, wow, kaip tobulą aš įrašinėsiu. Aš kiekvieną pamoką įrašinėjau su tokiu, galvoju, taip, dar reikia dabar įrašyti. Taip, reikia įrašyti, o ir kažkokie trikdžiai vis. Užmigdai vaiką, neįrašyti, vaikas atsibūna, žiūri, kad balsas dingo. Aš tada nesusivokiau, kame esmė, nes aš buvau pripratus prie tos savo tokios realybės, kad taip bus visada. Aš visada priprantu, kad aš, pavyzdžiui, dabar 3 vaikų mama, čia vaikai maži ir man atrodo, kad tai visada taip trūks, nors gyvenimas tai yra tekanti upė ir taip nebus. Ir tuo metu man visada atrodo, kad taip visada dabar bus. Kaip su įsidarbinimu į darbą kažkokį. Gal įsidarbini ir galvoju, visą gyvenimą dabar iki mirties čia dirbsiu, čia viskas bus tobula. O realybė iš tikrųjų kitokia. Tai galiausiai buvo taip, kad tada nesupratau, kas vyksta. Tiesiog, gal nuotaikos nėra, galvoju, gal šiaip toks... Nesėkminga diena, čia vaikas irgi čia atsikėlė tik šiaip. Lygiai po savaitės susirgau sinusitu. Antibiotikai, po 10 dienų supratau, kad antibiotikai nesuveikė, tam įpriimamai, po to dar kartą įpriimamai. Birželio 3 dieną, kaip tik atsimenu, sėdėjau kirpykloje ir draugė rašo, kuri tą dieną pagimdė dvynius, rašo man, Viktorija, mamų darbų biržos grupės nėra. Ir aš tokia. Čia tas įvykis, kai užblokavo, ar ne? Taip, kaip užblokavo grupė 46 000. Ir aš tokia sėdžiu ir taip, aš galvoju, taip, pirmiausia, tas, žinai, toks, gelbėjom situaciją, kaip yra, ką daryti. Taip, bandome reportus daryti, rašyti Facebook'ui ir kas įvyksta, niekas nevyksta, tiesiog. Aš parašiau tarologijai, sakau, tarologijai, išmesk man kortas, kas vyksta. Tai išmetė, sako, atgausi tu savo grupę, bet labai, labai negreitai. Bet atgavai šiai dienai? Ne, neatgavau grupę, jinai vis dar kaba. Taip sakant, dėl ko kaba ir dėl ko sunku prisibelsti prie Facebook'o darbuotojų. Tu prisibeldi, bet prie tų, kurie administruoja mokamas reklamas Facebook'e. O iš grupių Facebook'as neuždirba, kol kas neuždirba. Ir ten darbuotojus jie turi, bet jų labai labai mažai. Ir kol jie patvirtins arba atmes tavo grupę, tai gali praeiti ir metai, ir 5 metai. Taip. Ne jau sėdėsi ir lauksi, kol čia... Ne, tai būtent nesėdėsi ir nelauksi, nes čia galbūt po 10 metų bus. Tai aš iš karto, tada planas B, tai sukūriau naują grupę. Aišku, aš jau tiek laiko daug neinvestuoju ją, bet ir tai žmonės auga, ten jau apie 7 000 narių. Nes žino tave, žino, taip. Taip, ir vis tiek aktyvumas, jis liko toks pat, bet grįžtant, čia buvo vienas dar iš tokių bam. Ir man tada tas sinusitas ir grupė. Dar važiavome pas Urbaną į podcastą ir man ta viena mergina sako, blemba, o čia ten ir apie tave ten kalba kažkas ir ten kalba kažkaip negražiai. Ir man visi taip down. Ir aš jau sėdžiu ir man palauk, galvoju, kažką aš darau savo gyvenime ne taip. Grinai kažką ne taip ir tos lygos ir man bloga. Ir todėl to sinusito. Jaučiu, kad man bloga. Nuvažiuoju priimami, sako, tu sveika. Tiesiog man jau psichosomatika pradėjo veikti. Aš jau po 3 savaičių jau išsigydžiau, nes ten tas kursas buvo didžiausias antibiotiko. Bet man jau viskas atrodė, kad viskas blogai. Saugiklis išmetinė. Taip, visiškai. Ir aš, Viktorija. Ir aš nepuoliau jau tada į aukos poziciją, nes jau buvau 3 savaitės joje. Nors kaip be bandyčiau ir žinau, kad kai tu aukos pozicijoje, tai tave tryps dar labiau. Ir čia faktas.
Ir labai sunku išlipti iš aukos pozicijos apskritai. Taip, bet žinai, tokią istoriją gerą girdėjau prieš savaitę, bet psichologijos mokymuose dabar einame, tokia transformacija. Ir moteris sakė, ėjo jinai vaikystėje namo iš mokyklos ir pamatė, kad berniukai muša vieną berniuką. Jinai atėjo, sako, ką jūs darote, ten, žinai, apreikė jos, jie pabėgo ir sako tam berniukui, tu kelkis, o jis guli ir toliau aukos pozicijoje. Ir jinai sako, žinai, aš tuo momentu, ką norėjau jam padaryti, irgi apspardyti. Tai įsivaizduoju koreliaciją, kai žmogus aukos pozicijoje, jis nori, kad jį visi išgelbėtų, jis nori, kad visi padėtų, o iš tikrųjų žmonės jaučia tik gailestį ir tokį, ką žinau, nieks nenori gelbėti, nori dar labiau sutrypti, vos ne taip. Aišku, gelbėja, bet turbūt tas nuolatinis kartojimas, sakymas, tu daryk ar taip, galva taip tau padės, toks dalykas ar anoks dalykas, ar tu kelkis, jau čia viskas, kelkis, 5 kartus pakartoji, kelkis ir jis vis tiek nesikelia ir atrodo, taip, ką aš dabar padarysiu? Taip, nieko. Nes, žinai, išgelbėti galima, jeigu žmogus prašo pagalbos pats ir jis nori tos pagalbos. O dažniausiai kaip būna. Įkrenti į aukos poziciją ir visi pradeda vos negelbėti tave, bet tu nepriimi tos pagalbos. Čia vėlgi yra ta pati komforto zona. Taip. Tau yra labai patogu būti nusistačius aukos poziciją ir viskas, man čia jūs ateikit, darykit man kažką. Taip. Tai žinai, nuo to laiko aš supratau, kad kai viskas taip ėjo žemyn, lygos, vaikai pradėjo sirgti. Man tas toks svarbiausias skambutis, kai vaikai pradėjo sirgti ir tu supranti, kad tai vos nekaltas tu esi. Ir, galvoju, Viktorija, viskas, kelkis, užteks, imk savo gyvenimą į rankas ir aš nesakau, kad aš dabar kartais neįkrentu. Visi mes įkrentam, būna, kad dienos tokios, ar tai mėnulės, ar dar kažkas, visko būna, žinai. Bet nereikia užsibūti tame, nes kai tu užsibūni, tai tu kasi savo duobę. Tiesioginė prasme, tu iškasi savo duobę ir gali sėdėti ten. Ir nepamatyti nei pasaulio, nieko. Tai mano transformacijos prasidėjo nuo supurtimo, kaip ir visada. Nes aš tokia linkus į supurtimus, per visą gyvenimą pas mane buvo labai daug situacijų. Labai daug situacijų, kai purto, kad būdinkis, kažką darai ne taip. O tai turbūt ir tai tave ir paskatina nebijoti, ar ne? Žengti tą lemtingą žingsnį, kaip viskas įvyko su socialinius tinklus. Padėjai į šoną ir pradėjai su ezoterika. Matai, su socialiniais tinklais aš iki dabar manęs klientai nepaleidžia. Ir aš gal ir nekomunikuoju taip. Aš tiesiog noriu atsiriboti vien nuo marketingo, aš noriu palikti jį kaip įrankį, bet tai susidės, pavyzdžiui, kokie 30%. Nes visa pagalba žmonėms ir kaip galima jiem padėti, tai slypi kur kas giliau negu marketingas. Ką, jeigu aš sakysiu šabloninę informaciją, tau tu daryk laivus, tu daryk tą, trečią ir tau pasipils klientai. Jeigu tu iš esmės nesi tokia. Ir tu sakai, aš to nedarysiu. O mes, pavyzdžiui, mokome pagal šablonišką informaciją ir visi pasižiūri aplinkinius, kaip visiems sekasi, aš bandysiu daryti lygiai taip pat. Tu vieną dieną pabandai, antrą dieną ir trečią dieną guli serganti, nes tu darai visą tą per prievartą, tau visai tai nepatinka. Tai mano tikslas, kad žmogus rastų tokį savo kelią, kad jis jaustųsi patenkintas savimi, savo pasirinkimais, savo keliu, kad jis švytėtų iš vidaus. O nesukandus dantimis daryti kažką per prievartą, nes koks tai gyvenimas. Ne, be abejo. Kai tu pats ypatingai pereini per visą šitą, ar ne, kai sakai, socialiniai tinklai tapo tau jau tokia prievarta, būtinybė kažką padaryti, tau nebemalonu. Taip, žinai, matai, pas mane pagal duotybės visuomet tas stipriausias yra mokyti kitus. Mokyti ir reikalingas gylis. Ir man marketingas patiko iki tol, kol aš neatsidūriau kažkokias lubas, kad gylio to jau nėra. Aš bandau gilintis, o jo jau nėra. Tiesiog, nes yra tam tikra informacija, kuri neišsitepia, taip sakant. Jau individualiai, aišku, priėjimas prie kiekvieno žmogaus. Ir aš pradėjau ieškoti to gylio ir ezoterikoje, astrologijoje, pagal kiekvieną žmogų individualiai, randant tam tikrus raktus. Ir ten jau jų gylis ir pritaikant marketingo kažkokius įrankius, jau iš karto matosi, žmogus švyti iš vidaus, energija ta
jinai, žinai, išsiplėskia. Ir kai išsiplėskia energija ir tie klientai ateina ir viskas pasidaro. Nei tu ateini į tos socialinės tinklus arba į darbą taip susikaustęs. Ir tada žiūri, nežiūrėkit į mane. Ir tada ir tu, kaip tu klientus pritrauksi. Taip. Kai pats nešvyti. Atsisėdi, įkvepi. Nu ką. Taip, Pradedam. arba dar, žinai, sekmadienio vakarą, rytoj reikės į darbą. Taip, klasika. Taip, ir čia, žinai, kaip nesusirgti iki penktadienio vėliau, po to prasideda ir vėl kažkokie tarakonai ir panašiai, ir galiausiai gali išeiti į gatvę, bijoti žmonių, nes viskas kaip ir taip suvaržyta, ne pagal tave. Tai mano tikslas, aš dabar kažkaip ir garsinsiu turbūt, aš noriu, kad ta energija jinai laisvai tekėtų. Aš pati tokia energinga. Ir žinai, kai man trūksta energijos ir aš sėdžiu tokia, aš gaudau save, suprantu, palauk. Kažkas vyksta, kažkas su tavimi, Viktorija, negerai. Kas negerai? Ir mano vienas iš įrankių dabar toks pajausti kūną, ką kūnas sako. Ne taip, kad, ką kūnas sako, ne. Tai gal ir meditacija kažkokia jungti, bet ką kūnas sako, kai tu žiūri į tą situaciją. Ar jis teigiamai reaguoja, ar neigiamai. Tai pavyzdžiui, jeigu man pasako kažką apie astrologiją, ezoteriką, aš kartu, kūnas mano atsipalaiduoja, kaip faina. O kai tik tai apie kažkokį, pavyzdžiui, arba samdomą darbą, aš iš karto, ne. Ir čia jau tavo, žinai, tu jau prieš save neįsi niekaip. Ir aš noriu, kad žmonėms laisvai viskas tekėtų, nes tada ir visi keliai atsidaro. Ir kai eini tuo pagrindiniu keliu, matai, kad vienas takelis, kitas, o ten gal ir gražiau yra. Tai neprisirišti net prie to vieno kelio. Tai ypatingai svarbu pajausti savo kūną, kad tiek ligų atveju, ar ne, kad tu jau jauti, kad tau kūnas kartais netgi sako stop, reikia pailsėti, stop arba kažką keisti, ar ne. Ir tu prie kiekvieno žmogaus prieini individualiai, pritaikydamas jam kažkokias astrologinės analizės, ne? Taip, aš turiu daug įrankių. Aš iš tikrųjų pati nuo 15 metų domėjausi astrologiją. Aš kai įsidarbindavau į darbą iš karto ir numerologiją sakiau ten, tu tas. Čia aš atsimenu net pas jūs į studiją pirmą kartą atėjau, tai mano pirmos temos buvo apie tai ir aš kalbu su žmonėmis apie tai, bet aš slėpiau, nes tai, žinai, tai nemadinga, galbūt buvo kažkokiu momentu, dabar jau tas labiau madu, bet tas, žinai, vos ne su kažkokiam raganystėm susiję, žinai, kažkokie standartai. Taip. Ir kartais, kaip įsivėlį, aš buvau labai priklausoma nuo žmonių nuomonės, iš ko dabar kaip ir gydausi ir kažkiek jau išsigydžiau, taip sakant, bet irgi kartais tai, toks įsitikinimas, tam tikras blokas. Tai dėl to aš apie tai mažiau kalbėjau, bet aš atsimenu, pas mane Instagram'e net nuo pat pradžių buvo rubrikos mamoms, kai aš kviečiau astrologus, kurie iš gimimo datos pasakydavo jiems, ką turėtų dirbti. Tai jau nuo pat pradžių buvo tas dalykas. Ir jis vis iššokdavo, bet vėliau tarsi žiūri visus ten ir konkurentus, ir kolegas, kad jie taip nedaro. Ir aš galvoju, blemba, jie taip nedaro. Vadinasi, blemba, reikia kaip ir visi. Ir ėjau pagal tą, kaip visi daro, ir aš supratau, kad aš save apgaudinėjau. Aš tiesiog save apgaudinėjau, nes gali apgaudinėti save mėnesį, 2, aš kiek, 1,5 metų, o po to tavo kūnas sustrikoja ir sako, palauk, tu apgaudinėjai save. Tu paslėpėjai savyje tą, kas tu esi ir kas tau tikrai labai patinka. Tai iš dėl to dabar neslėpiu ir, žinai, pas mane auditorija 8,5 tūkstančių sekėjų ir aš, kai tik garsiau pakalbu kažkiek, tai atsiranda ir atsekimų ir ateina, aišku, naujų. Tai aš dabar turiu prafiltruoti, taip sakant, ir savo auditoriją tiems, kuriems tai įdomu ir kuriems tai priimtina. Taip. Bet tas individualus priėjimas, kiekvienas turėtų suprasti, kad ta šabloniška informacija tikrai ne visiems. Aišku, yra tokių žmonių, kurie pritaikys, nes jie patys jaučia save, kas jiems tinka, kas netinka. O kiti, daugelis žmonių nejaučia. Ir kas su to, jie bando drožti tą pačią informaciją kaip visiems. Ir sako, man nesigauna. Aš kažkokia prasta, tada jie nuvertina save, aš ten niekom tikus. Ir viskas. Ir tada kaip keliasi kažkokia ir depresija, ir kad viskas blogai, tik tai visi aplinkui sėkmingi, tik ne aš. Tai... Bet ir nedaug žmonių iš tikrųjų tiki ir tą pačią astrologiją, numerologiją.
Ir ne kiekvienas tikrai yra pasiruošęs kapstytis giliau į save, kad suvoktų, kas vyksta, kodėl, pavyzdžiui, man nesiseka, kodėl aš esu čia, o ne kažkur, kur norėčiau iš tikrųjų, pavyzdžiui. Taip, bet žinai, gerą aš tokią frazę girdėjau, nereikia būdinti žmonės, kurie nenori būdinti. Na, tiesiog. Daugelis gyvena ir gyvens toliau taip, kaip jiems norisi, o mes pritraukiame tokius pat žmonės, kaip patys esame. Tai nenoriu galbūt net rėkti labai visam pasauliu apie tai, kalbėti ne tiems žmonėms tą, ką aš noriu, o kas turi išgirsti, kas turi gauti, pavyzdžiui, mano paslaugas, ten konsultacijas ar ką, jie ir gaus. Bet tie žmonės, kuriems reikia, nes jie pajaus vertę. Nes jeigu aš dabar kalbėsiu, žinai, žmogui, pavyzdžiui, kuris nesidomi, jam tai svetima, viską, ką pasakys, jis tiesiog negirdės, arba tuo metu pasakys, faina, bet jis netaikys. Tai mano tikslas pasiekti tuos žmonės, kuriems reikia. Ne veltui sakoma, drąsiai ženk savo keliu, jeigu tu jauti, kad tai tavo kelias, imkis tos veiklos, kad ir būtų jinai nepopuliari, tarkim, Taip. Ir tu tikrai atrasi tą savo klientą, kuris pas tave ateis. Taip. Ir žinai, man irgi taip, aš turbūt, nežinau, galbūt ir yra Lietuvoje kažkas, kas panašiai dirba, žinai, marketingas, čia astrologija, ezoterika, aš labai giliai kapstau į įsitikinimus, į psichologiją, viską sudėtų. Aš per savo patirtį, kas man išbandyta, matau, kad veikia, taikau žmonėms. Ir iš karto man taip, žinai, aplinkiniai. Jie jau antrą kartą man labai garsiai nieko nekalba. Nes lygiai prieš 2,5 metų, kai aš pradėjau savo viešą gyvenimą socialiniai medijai, visi prikalbėjo, sakė, kad čia nesąmonė, ką tu čia išdarinėji. Visi kalbėjo. Bet tada, žinai, aš, tiesiog, jie suprato iš mano žvilgsnio, kad aš darysiu taip, kaip aš noriu daryti. Galit nešnekėti. Taip, galit nešnekėti. Bet dabar, kai aš jau imuosi, jie tiesiog žiūri ir jie jau nieko nesako, kur tu ėmėsi, viskas bus gerai. Mes jau supratom, kad ir nereikia lysti prie tavęs čia dabar. Ir, jeigu tu taip nusprendė, vadinasi, nors jau ir tai nėra populiaru. Ir čia dar labiau keista dabar jiems, nei buvo prieš 2 metus. Bet aš sakau, aš renkuosi save. Tiesiog reikia rinkti save, o ne kitus. Nes kiek mes galime rinktis kitus, kai visą gyvenimą tu ten stok ten, tu mokykis tuo. Mokykis gerai, turi mokytis 10-ukais, 9-ukais. Kodėl čia 7-ukas, o ne 8-ukas, tu draugauk su tuo, tu nedraugauk su tuo, tu čia nepiešk. Mes visą laiką klausome kitų. Ir kartais ateina metas, kai mes turime pasirinkti tiesiog save ir ką aš jaučiu. Nes kai mes pasirinkam kažkokį savo kelią, mes turėsime jėgų pasiekti to galutinio tikslo. O kai mums pripiešia kažką, kad tu gera teisininkė būsi, ir sukandus dantimis, tu eini į tą darbą, perklumpi, žinai, eini ir po to galvoji, kas čia per gyvenimas. Nei šypsotės norisi, nei ką. Taip ir atsitinka, kad tu neturi to gyvenimo iš tikrųjų. Eini tiesiog į tą darbą, grįžti namo, pastarai vakarienį, nemiegot, to ir baigėsi viskas. Taip, žinok, pas mane buvo panašiai, kai dirbau samdomą darbą ir man patiko darbas, nes darbas fainas buvo, taip, ir su kelionėmis, bet aš ir viešbutį dirbau, labai fainas, bet aš iš esmės, aš žmogus laisvė, aš mėgstu laisvę, man nereikia, aš nemėgstu tų tokių grafikų, nors aš labai punktualiai būdavau, ateidavau ir pusvalandį ir valandą prieš, bet tai ne apie tai, aš mėgstu laisvę, kad tai nereiškia, kad aš prasčiau darbą darau, aš lygiai taip pat darau, bet aš žinau, kad aš nesu suvaržyta. Ir žinai, per tos metus visus aš tiek turėjau daug kančios, turėjau daug ir tų negalavimų, mes tada su vyru bandėme pastoti, žinai, ir kas įvyko, nesivystantis nėštumas. Po to, kai darai testus, ten, žinai, 7 dieną, 8 vis šmeižiojo, po to kitą dieną žiūrėjus baltus, tiek daug streso, nerimo, ir tu eini, ir tas darbas nemielas, ir nepavyksta tau ir pastoti, ir žinai, tokia duobė, ir aš tiesiog atsimenu tos emocijos, kai sėdi ir verki, nes nesupranti, kas vyksta, tiesiog, kas vyksta. Ir buvo
lapkričio mėnesį, čia COVID metai buvo, aš susirgau COVID, aš jau buvau pastojęs, aš nežinojau, kad aš pastojęs. Susirgau COVID, po to dar kažkaip grįžau į darbą, dar susirgau vieną kartą ir sužinojau, kad aš jau pastojęs. Nuėjau pas gydytoją ir sako 7 savaičių, kad neplaka širdelė. Ir Dieve galvoja. Ir vėl. Ir vėl. Ir aš nesupratau, žinai, ir man tas, kad darbas nemėlas, bet aš jau galvoju, taip, man reikia pastoti ir aš tada išeisiu į darbą ir, pavyzdžiui, negrįžtu. Man toks tikslas buvo, žinai. Bet viskas taip išsirutulioja, kad ir darbovietį santykiai taip pašlyjo labai, kad visi jautė tą įtampą ir mano, ir aplinkinių, ir viskas. Nusprendėm, kad aš jau viskas išeinu. Ir aš vis tikėjausi, kad su to nėštumu gal viskas gerai bus, nes man sako, po savaitės ateik, gal bus viskas gerai. Ir man, žinai, viltis, kad viskas gal gerai bus. Ir aš ateinu, sako, ne. Ir gruodžio 23 dieną prieš kūčias mane operuoja ir Dieve galvoju. Bet aš jau buvau išėjusi, žinai, iš to darbo. Ir čia buvo paskutinis tas toks nepavykęs nėštumas. Aš regeneravausi, taip sakant, po visko, sausio mėnesį pasidėjau namuose, bet jau supratau, taip, man trūksta darbo, aš jau viskas atsigavau. Trūksta darbo, reikia imtis, aš pradėjau socialinius tinklus administruoti ten žmonėms ir po kelių mėnesių radau kitą darbą. Aš įsidarbinau, pradėjau dirbti ir vieną rytą atsikėliau, man kažkaip svaigsta galva, aš nesupratau. Ir padariau testą ir žiūriu tą testą, bet man nebuvo tokio džiaugsmo, nes aš paniškai bijojau. Aš žinojau, kas gali įvykti, nes aš ateinu pas vyrą, sakau, žiūrėk, ir jis irgi toks mane žiūri. Ir mes neleidžiam savo džiaugtis. Ir tada, žinai, praėjo, iš karto, žinai, tą pačią dieną vos, nes susidariau, suradau skeną, kad kuo greičiau, nors nelabai ten kas buvo, žinai, nuvažiavau. Viskas gerai, sako, bet pirmasis nėštumas, sako, vienas, sako, gerai, atvažiuokit po savaitės, atvažiuoju po savaitės ir sako, žiūri, sako, čia dvynukai pas jūs, o tie, žinai, jeigu būčiau sėdėjus, nes reikėjo gulėti, žinai, būčiau nukrytus tiesiog. Kaip, aš galvoju, kaip. Ir čia visiškai neplanuotai, kaip mes... Taip specialiai jau neplanavom, nes mano to būsena, naujas darbas, jau buvo viskas kitaip. Ir žinai, jau nauja būsena pritraukia tas kitokias situacijas. Taip, ir kaip mes kūrėme savo realybę. Aš tiesiog aš kitaip pakapau. Tu pati ramesnė turbūt labai, jau leidai kitiems dalykams įvykti, ar ne? Greičiausiai. Taip, nors ir buvo irgi ten samdomas darbas, bet ten buvo daugiau laisvės, jis leido ten, kada nori atvažiuoju, gali iš namų, žinai, ir nuo to darbas nebuvo, žinai, kažkoks, kokybė prastesnė. Bet aš turbūt, kitaip perjungiau savo energijas, nes aš buvau įkritus ir ten, ir vėlgi kažkokią duobę. Ir kai įkrenti į duobę, labai sunku kartais pačiai ištrūkti, kol pats gyvenimas tave nepradeda purtyti. Ir kitą kartą tas purtimas, tai išeina, kad tave gelbėja pats kūnas, gyvenimas, tik tuo metu tau sunku. Jeigu tu išgirsti ir pamatai, tai suvoki, ką tu turi daryti. Taip. Jeigu tu užsimerksi ir tiesiog dar viena nesėkmė, tai tada, aišku, nieko neįvyks. Taip, aš visada vadovaujuosi, jeigu man kažkokia nesėkmė, kažkas blogo atsitinka arba aš kažkokia duobė, aš kartu ieškau įrankių, aš ieškau žmonės, kurie galėtų man padėti. Ne taip, kad aš kaip auka ir kad padėkit man. Aš jiems ir moku pinigus ir konsultuojuosi ir einu, pavyzdžiui, į terapijas, einu ir hipnozę. Aš labai daug dirbu ir su įsitikinimais savo, kas ilgainiui padės man gyvenime, mano kokybė gyvenime bus žymiai geresnė. Tiesiog bandau nebūti tas tvenkinys, kuris smirda, o plaukti pasroviui ir evoliucionuoti, vartant geresnį gyvenimą. Tu minėjai, kad labai daug žmonių sakė, ką tu čia darai, kodėl tu čia to imiesi ir panašiai. O kaip vyras? Ar vyras buvo tavo ramstis? Visai pradžioj, tai prieš 2 metus, kai pradėjau savo Instagramo gyvenimą,
keistai jis žiūrėjo, visiškai keistai, ne, jis nebuvo tas palaikytojas, bet ir nebuvo tas, kuris labai ten spaudė į žemę, žinai, kaip būna, kad ką čia, vos nevykėlė, ten, žinai, girdėjęs, aš taip tokias frazės. Tai mano atveju, nebuvo, bet jis taip, žinai, taip, okei, ta prasme, nu, vat toks, žinai, taip, kažkas vyksta, bet, o kada čia jau pinigus uždirbsi, sako. Taip, o kaip čia uždirbsi? Nu, kai mamų darbo birža, iš ko čia uždirbsi? Čia dauguma vyrų turbūt jungia tą kitą loginį, strateginį mąstymą, mano vyras irgi taip. Taip, tai va dabar irgi su Instagramu. Jis jau suprato, kad uždirbu ir sako, palauktų, tai dabar viską keiti, tai dabar nepardavinėsi ten, na, ir ten toks pelnas buvo, tai ką čia darai ir vėl? Tai žinai, ir toks, bet jis jau toks šališkas irgi, supranta, taip. Aš sakau, aš rasiu išeitį, aš suprasiu, kaip aš radau išeitį. Man iš karto, žinai, tai kaip buvo toks taškas, kur tas ir anas, taip galvoju, kaip čia viską išrutuliuoti man. Bet dažniausiai kaip visos mintis, abejonės čia tik tai viduje, čia mano kova su savim. Visai aplinkai nusispjaut, ką tu darai. Nu, nors ne tiesiogiai, bet, žinai, galbūt tu ten pagalvoji, įdomu čia, bet kiek tu pagalvoji, kelias sekundės pagalvoji ir toliau eini galvoji apie save. Taip. Ir viskas. Visai aplinkai jiems tiesiog nusispjaut, ką tu darai, tiesiogiai nieks apie tave ten 2 savaitės nesėdi, non-stop negalvoja ir nežiūri, ką tu darysi. Taip. Tai žinai, kas gali galvoti, mama kokia, žinai, ir tai. Pagalvoja šiek tiek, paklausia ir tiek. Tai visa kova žmonių dėl kažko, vyksta savo viduje. Tiesiog tu viduje kovoji su savim, su savo tarakonais. Tai va čia vienas iš tokių dalykų dar man labai artimų, į ką gilinuosi, į va tas baimės, kodėl žmogus daro arba nedaro, dėl ko stagnacija įvyksta. Nes kai aš pradėjau, žinai, mokyti prieš 2 metus, labai daug žmonių pradėjo, bet ilgainiui metė. Arba yra tokių, kurie pradėjo ir sėkmingai dabar vysto ir viskas išsirutuliuoja. Vat kodėl yra vienas žmonių tipas ir kitas žmonių tipas. Tai kažkas įvyko, dėl kažkokių priežasčių kažkas pasikeitė ir kas įvyko. Nes tai tokia didesnė tendencija. Pavyzdžiui, 70% žmonių metė, o ten 30% tęsia toliau. Tai ir čia gali slypėti labai daug dalykų. Labai daug, taip. Ir kad tai ne savo keliu, arba daro ne taip, kaip nori, arba baimės įsitikinimai, arba ką pasakys kiti, arba vienas, ten, pavyzdžiui, nesėkmingas žingsnis ir ar aš toliau nieko nedarysiu, žinai. Tai vat N faktorių yra. Ir aš nesakau, kad aš pati netokia, aš pati tokia pat esu, aš per visą tą pereinu. Ir man gerai, ta psichologė irgi pasakė, Viktorija, tu labai gerai eini, nes tu išjauti viską, tu gali bendrauti su žmogumi ir jausti, ką jis jaučia. Kad ir tos baimės yra tos pačios, ir ką žmonės pasakys, aš tiesiog dirbu su savim, aš ir einu, ir liepu, ir perkuriu tos įsitikinimus, bet tai, kad aš tai turėjau, aš jaučiu, tai jau manyje yra. Ir aš kaip bendrauju su žmogumi, aš galiu suprasti. Tai ir man pasakė, kad tai gerai, nes tu praeini ir tu supranti, kaip žmogus jaučiasi. O ne į tas, žinai, kaip man labai įdomu dar būna, kai viešojo kalbėjimo moko žmonės, kurie iš esmės nuo vaikystės labai kalba, iškalbingi, žinai, bet tie, kurie kalbėjo blogai, arba taip, nu, žinai, yra tokių, bet patys transformavosi, gavo įgūdžius ir dabar kalba gerai, pas tokį žmogų aš norėčiau mokytis, nes jis supranta, o ne taip, kad ateina ir moko, bet jam tai natūraliai gaunasi. Jis nežino, su kokiam problemom susiduria žmogus, kokios baimės yra, dėl ko jis mykčiojo, dėl ko turi teoriją, bet teorija, kuri nepagrįsta jausmais ir tos būsenos, tokių išjautimų, tai visiškai kitas dalykas. Tai be abejo, ir sako, netgi geras vadovas bus tas, kuris padirbo toj grandy, kuriai tu dabar vadovauji, ir ne, tu perėjai visą kelią nuo pat pradžios iki dabartinės pozicijos, tada tu gali geras būti, gali dirbti, gali padėti žmonėms, kad jie taip pat gerai dirbtų. Taip, būtent. Tai ką, ačiū tau labai už šitą gilų ir jaukų pokalbį.
Ačiū labai. Labai malonu buvo ateiti pas jūs, taip jauku. Tikiuosi, susitiksime dar kartą. Būtinai, nes temų apkalbėtai turim tikrai labai daug. Taip. Ačiū labai. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksim 12:30 kitame live. Iki.